Sveiki, mėly kineziologijos mėgėjai. Šiandien norėčiau Jums papasakoti apie įvairius vitaminus, mineralus, mikroelementus, su kuo šitie elementai susiję, su kokiom sistemom ir organais ir kokias funkcijas gali įtakoti. Kadangi iš jūsų gavau nemažai atsiliepimų ir kai kurie iš jūsų norėjot, kad aš papasakočiau smulkiau, kokią įtaką mūsų organizmui daro šitos medžiagos, tai norėčiau plačiau šitą temą paliesti ir jums daugiau papasakoti iš savo praktikos. Tai pradėsim nuo vitamino A. Kaip matote, pirmas organas, kurį rašiau, tai yra kepenys. Jeigu yra tokių žmonių, kurie atsigėrę kavos jaučia ar tai nuovargį, ar tai kažkokį silpnumą, ar galvos skausmą, tai greičiausiai tie žmonės turi problemų su kepenų detoksikacija. Tai vitaminas A yra viena iš pirmųjų medžiagų, kuri palengvins šitos simptomus, pagerins kepenų veiklą. Toliau matome yra plonasis žarnynas, kuriam labai patinka vitaminas A ir vitaminas D. Kasa, skydliaukė. Skydliaukė yra toks gan įdomus organas, kuriam be daugumos vitaminų, mineralų, mikroelementų vitaminas A yra būtinas jos funkcijos pagerinimui. Ir tai esu ištestavęs daugumai savo pacientų. Ir dažnai literatūroje nėra paminėta, kad vitaminas A yra būtinas skydliaukei. Dažniausiai reikalingas jodas, selenas ar ten tirozinas. Tai va vitaminą A irgi būtinai reikėtų tikrinti tokiais atvejais. Sekantis vitaminas yra B. Tai dabar, kaip matot, pirmas organas yra šitas skrandis. Kuom skrandžiui yra būtinas vitaminas B? Tai skliaustuose rašiau B1, B3, B12. Jie yra labai svarbus. Pirmiausia tuom, kad jie padeda pagaminti normalų rūgšties kiekį skrandį ir įsisavinti tokias medžiagas kaip, pavyzdžiui, geležis, kuriam reikalingas yra B12. Toliau kitas organas, kuriam B grupė labai patinka, yra storasis žarnynas. Ne paskutiniai vietoje yra ir kepenys, kurių tai pačiai detoksikaciniai funkcijai reikalingas yra B1, B12, B6. Tai nepamirškime apie šitos vitaminus. Vitaminas C. Tai pirmiausia, būtinas yra gerai plaučių funkcija, arba ne tik plaučių, kvėpavimo funkcija, nes į kvėpavimo funkciją eina ir bronchai. Toliau imunitetas mūsų. Kaip žinote, kad artėja šaltasis metų laikas, visiems patarė panaudoti ir vitaminą C, ir kitas medžiagas, apie kurias aš vėliau pakalbėsiu. Ir vitaminas C yra labai svarbus blužnies funkcijai. Sekantis vitaminas yra vitaminas D. Kaip žinot, vitaminas D, jisai labai asocijuoja su kalciu, nes kalcis nėra įsisavinamas be vitamino D, o kadangi didžiausia absorbcija kalcio yra plonajam žarnyne, tai vitaminas D svarbus yra plonojo žarnyno funkcijai. Toliau kitas organas yra paraskydinės liaukos. Kodėl paraskydinės liaukos? Todėl, kad jos reguliuoja kalcio apykaitą kartu su skydliauke ir tai funkcijai pagerinti reikalingas yra vitaminas D plus kalcis. Sekantis vitaminas, vitaminas E. Ir čia pirmoje vietoje be konkurencijos stovi reprodukcinė sistema. Kodėl to vitamino reikia? Šis vitaminas yra reikalingas tada, kai organizmui reikia geriau perdirbti lytinius hormonus. Nes visi lytiniai hormonai gaminasi iš cholesterolio. Ir vitaminas E yra vienas iš būtinų tokių kofaktorių, kurie padeda vienus hormonus paversti kitais. Tai ir organai yra kiaušidės stiklinės, gimda, prostata. Tai jeigu turit problemų su šitais organais, tikrai vitaminas E, ypač skystas, jų nepamaišys vienareikšmiškai. Toliau, kaip matot, kalcis reikalingas kaulam, raumenim, kad gerai susitrauktų, širdies funkcijai, plonajam žarnynui ir paraskydiniai liaukai. Sekantis mineralas yra magnis. Magnis labai svarbus mūsų širdeliai, kuriai susitraukus reikia atsipalaiduoti. Tai yra vadinama sistolė, diastolė. Kad sistolė įvyktų gerai, reikalingas kalcis, o kad įvyktų diastolė, normaliai reikalingas magnis. Ir tai labai dažna problema. Kaip ją išsiaiškinti? Galime testuoti pamentinį raumenį. Žmogus stumia žemyn, jeigu raumuo silpnas,
duodam magnį į burną, geriausia miltelių pavidalu. Ir žiūrim, jeigu raumuo keičia savo tonusą, savo jėgą, reiškia, tam žmogui tikrai yra būtinas magnis, kad širdies raumuo galėtų geriau atsipalaiduoti. Toliau, jeigu yra žmonių, kuriem traukia raumenis mėšlungis, tai tikrai magnis nepamaišys. Ir dar vienas organas tai yra skrandis. Magnis nėra toks dažnas mineralas skrandžiui, bet radau tokią informaciją, kad magnis reikalingas skrandžio sfinkteriam, prievarčio sfinkteriui ir kitiems atpalaiduoti. Reiškia, jeigu magnio trūksta, tie sfinkteriai yra tokiam padidintam tonusui ir gali sutrikti maisto perėjimas iš stemplės į skrandį, iš skrandžio į ploną žarnyną ir taip toliau. Tai va, sekantis mineralas yra cinkas. Tai cinkas pirmoje vietoje reikalingas skrandžiui, kad būtų galima pagaminti skrandžio rūgštį. Tai jeigu skrandžio rūgštingumas yra sumažėjęs, o kaip tą žinoti, pavalgius būna sunkumo jausmas. Atrodo nedaug pavalgėt, bet maistas toks jausmas stovi pusę dienos ir nevirškina, tada būtinai cinką pabandykite. Labai geras cinkas yra biofarmacijos milteliai, tai esu išbandęs ant 100 žmonių, tikrai veikia, puikiausiai galite vartoti. Toliau cinkas reikalingas mūsų imuniniai sistemai, kaip ir vitaminas C, skydliaukei, kasai ir prostatai. Tarp kitko, cinkas labai gerai veikia grybelį. Reiškia, jisai padeda imuniniai sistemai grybelį identifikuoti ir jį apmažinti jo kiekį. Toliau chromas. Galbūt tarp jūsų yra žmonių, kurie labai mėgsta saldumynus ir nežinot, ką su tom daryti. Tai pradėti reikėtų nuo chromo. Pavartoti chromą po vieną tabletėlę, tai dažniausiai būna 100 arba 200 mikrogramų. Tai pagėrus chromą, jums tikrai saldumynų poreikis sumažės. Tai kaip matot, pirmas organas, kuriam reikalingas chromas, yra kasa. Sekantis elementas tai yra geležis. Kaip žinot, geležis jinai įeina į hemoglobino sudėtį ir esant geležies stygiui, jūs visada jausit nuovargį, galvos skausmą, kažkokį tai gali būti net svaigimas galvos. Tai norint sužinoti, ar geležies reikia ar ne, užtenka ištestuoti plačiosios šlaunies fascijos raumenį ir jeigu jis abipus yra silpnas, duodam žmogui geležį ir žiūrim, ar tonusas pasikeitė ar ne. Jeigu pasikeitė, reiškia vienareikšmiškai geležies trūksta. Kaip taisyklė, dažniausia problema yra moterim, nes moteris turi menstruacinį ciklą ir jeigu gausus ir kraujavimas, tai būtinai geležį reikia testuoti. Tai jeigu jums vargina nuovargis ir nežinot, su kuo jis susijęs, pirmiausia pasižiūrėkit geležį. Sekantis mikroelementas yra selenas. Kaip žinia, selenas yra labai svarbus skydliaukei, kasai, lytiniams liaukoms. Tarp lytinių liaukų yra sėklidės, kiaušidės, prostata ir gimda. Toliau jodas. Kaip žinot, jodas jisai labai svarbus skydliaukės funkcijai, ypač esant radiaciniam kažkokiam pavojui, todėl jodas įeina į visų pirmosios pagalbos rinkinių sudėtį, kada norima pagerinti skydliaukės funkciją esant radiaciniam pavojui. Ir radau informaciją, kad jodo trūkumas gali sukelti žmogui sinusitą. Tai reiškia, jeigu jums vargina sinusitas, užgulta nosis, reikia visada pasižiūrėti, ar nėra taip, kad jums labai trūksta jodo. Kaip tą testuoti? Su sinusitu yra susiję mūsų pečių josios raumenys. Pagrindė galvos sukamasis ir trapecinis viršutinis. Jeigu tie raumenukai testuojant silpni, paprasčiausiai prašom žmogų, kad spaustų žemyn ir mes duodam pasipriešinimą. Jeigu jie yra silpni, duodam jodą ir žiūrim, ar yra pokytis ar ne. Jeigu sustiprėja, vienareikšmiškai galite vartoti jodą. Tai va, matot, kiek daug įvairių yra ryšių tarp vitaminų, mineralų, mikroelementų ir kiek daug įvairių funkcijų jie gali įtakoti. Aš čia surašiau pagrindinius vitaminus, mineralus ir mikroelementus, kurie pasitaiko praktikoje, paprasčiausiai neužteko lentos pločio. Tai jeigu jūs norit plačiau sužinoti, kokias funkcijas gali įtakoti vienos ar kitos medžiagos trūkumas, arba sužinoti, ar jums konkrečiai reikia pavartoti ar tai vitaminą, ar mineralą, galbūt jūs jaučiat kažkokį simptomą ir nežinot, su kuo jisai susijęs, registruokitės konsultacijai, kuom galėsiu, mielai padėsiu. Tai
Ačiū uždėmesį ir iki kitų susitikimų.